Juodosios jūros link žirgais keliaujančių lietuvių žygis sulaukė išskirtinio dėmesio. Ir Baltarusijoje, su kuria raiteliai atsisveikino jau prieš 3 savaitės, ir Ukrainoje, per kurią joja dabar, žmonės net išsižioja stebi keliautojus. Ukrainos kaimelyje mažajame Orichove buvo atšaukta pamoka, kad moksleiviai savo akimis galėtų pamatyti žemaitukų veislės žirgais jojančius lietuvius. Toks dėmesys paglostė Vytauto didžiojo kelią atkartoti pasiryžusių žygeivių savimeilę, bet niekiek jų nenustebino. Идите сюда, идите, погладьте. Пожалуйста, идите сюда. Iš tikrųjų nebestebina, pripratom, nes visi ypatingai vaikai ir kaimo žmonės yra labai natūraliai moka džiaugtis, natūraliai moka parodyti nuostabą ir sakykime, jeigu miestų žmonės yra šiek tiek koncentruoti į tai, ką jie darbus atlieka ir panašiai, galbūt nelieka laiko pasidžiaugti natūraliai, parodyti savo emocijas, tai čia priešingai. Sveikiname, kad jūsų kelionėje yra ir merginų. O jūs pati gyvulių specialistė? Taip, gyvulių specialistė, todėl aš domiuosi žirgų veislėmis, maitinimu, poilsiu ir jūsų maršrutu. Tai matėte per televiziją apie šią kelionę? Ne, per televizorių apie tai nemačiau, iš savo kaimynų išgirdau ir todėl aš čia, nors su darbiniais drabužiais, nes važiuoju iš lauko. Bet pamačiau, sustojau, mane tai domina, iš karto paklausiau apie žirgų veislę. Juos lydi pasieniečiai, jiems moja pakeliui sutikti žmonės. Į juos paspoksoti baltarusiai ir ukrainiečiai specialiai važiavo ne vieną 10 kilometrų. Kaip pavyzdžiui, Aleksandras su šeima, nes šį baltarusį itin žavi istorinio žygio mintis. Manau, kad reikia prisiminti savo šaknis, kurios buvo pas mus Baltarusijoje. Pavyzdžiui, Lietuvos didžiąją kunigaikštystę kryžiaus žygius. Sveikinu tokią idėją ir tokių žygių galėtų būti daugiau. Stabtelėjus poilsio Studenijoje, Ukrainoje, pažiopsoti į raitelius ir jų žirgus sulėkė kone visi miestelio vaikai. Jie drąsiai ir net įžūliai glostė žemaitukus, ant jų lipo, klausinėjo apie kelionę. Atrodo, čia sukėlė miestelį sujudimą. Atėjome papietauti prie kažkokio nugalėtojų koloso ir mergaitės liūdinčios nesugrįžusio didvyrę. Prisiparkinom žirgus ir matyt baigėsi netikėtai pamokas iš mokyklos ir vaikai čia užgriuvo. Tai jie patys kreipiasi, klausinėja, ne tai kaip lietuvaičiai tikriausiai stovėtų, o jie patys ateina, klausia, iš kur jūs dėdė, iš kur ką, viską mes jiems papasakojam. Išvydę sujudimą prisistatė net vietinis milicininkas. Sustojome tiesiog pievutėje, pirmas, kas įdomu buvo, labai neužilgo prisistatė milicijos mašina. Atėjo pareigūnas ir jis iš pradžių taip, trupučiuką pasižiūrėjo, kas čia tokie, o kai sužinojo, kad mes iš Lietuvos, kad mes jojame, iš karto, reiškiasi, pirmas klausimas, ar jums nieko netrūksta, ar jūsų nereikia palydėti, ar jūsų niekas neskriaudžia. Tokie susitikimai su geranoriškai nusiteikusiais žmonėmis ne tik džiugina, bet ir įpareigoja žygeivius pasikartoti istorijos pamokas, nes tai galimybė papasakoti apie savo šalies, kažkada didžiausios Europos valstybės, nuo Baltijos iki Juodosios jūros buvusią galybę. Reporterė Eglė Šilinskaitė, Ukraina.